Peugeot 5008 jau nuo pirmų dienų susilaukė pirkėjų dėmesio ir pripažinimo. Kai tenka rinktis 7 vietų automobilį, šis Peugeot atsiranda sąrašo viršuje. Šiandien išbandome hibridinį Peugeot 5008. Tiksliau tai yra mild hybridas. Benzininis variklis pagardintas trupučiu elektros. Elektriniai Peugeot 5008 turi ir pasirinkimą, keliais ratais bus varomi, tik priekiniais ar visais 4. 5008 žavi pirkėjus siūloma erdve. Pavyzdžiui, šis naujasis modelis yra 150 mm, o ratų basės ilgis yra 60 mm ilgesnis, taip suteikdamas daugiau erdvės sėdintiems antroje eilėje, o vėliau pasižiūrėsime, ar siūlo ir didesnę erdvę trečioje eilėje sėdintiems keleiviams. Taip pat naujasis modelis yra 50 mm platesnis ir 40 aukštesnis. Naujasis dizainas yra panašus, tačiau kėbulo linijos tapo griežtesnės. Priekyje Peugeot dizainas švarus ir neapkrautas nereikalingomis detalėmis. Vizitinė kortelė, 3 dienos žibintai primenantis liūto nagus ir naujo dizaino grotelės. Man patinka, kaip čia viskas gražiai sueina į centrą, kurio viduryje puikuojasi Peugeot liūtas. Beje, po šiuo liūtu paslėpti atstumo palaikymo radarai. Pažvelgus iš šono galime pamatyti daugiau dizaino elementų. Pavyzdžiui, virš rato esančios linijos ir apačioje sukuria ir paryškina automobilio siluetą. Taip pat džiugu, kad išliko slenksčius dengiančios duris. Taip ir jie išliks švarūs ir jūsų kelnės. Ilgesnėse kelionėse pravers ir stogo bagažinės laikikliai. Ryškių spalvų Peugeot 5008 nesiūlo, tačiau GT modelis turi juodą stogą, kuris leis išsiskirti tarp kitų automobilių. Taip pat šioje versijoje sumažėjo chromo detalių, o tai duoda švaresnį ir lengvesnį vaizdą. Galiai išliko 3 brūkšnių galiniai žibintai, tačiau šį kartą jie labiau pasvirę ir siauresni. Peugeot ir modelio užrašai rado naują šriftą ir vietas. Bendras dizainas lengvas ir modernus. Didžiausi pokyčiai įvyko Peugeot viduje. Jeigu ankstesnėme modelyje įvairios funkcijos buvo išdėstytos skirtingose vietose, tai šiame modelyje viskas yra minimalistiškiau ir lengviau. Visur vyrauja malonios lietimui medžiagos, o skirtingų spalvų ir raštų apdailos sukuria prabangos jausmą. Ar mėgstate foninį apšvietimą? Jį rasite tik tai GT komplektacijoje. Beje, GT komplektacija turi ir daugiau privalumų. Vienas jų – ekranas. Baziniai komplektacijoje rasite 2 10 colių ekranus. Tuo tarpu šiame modelyje rasite vieną didesnį kokybišką 21 colio lenktą ekraną, kuris tarsi sklando ore. Jis truputėlį pasuktas į vairuotoją, tačiau ir keleivis galės patogiai juo naudotis. Kairėje pusėje matysime funkcijas, kurios yra skirtos vairuotojui, tai yra su važiavimu susijusi informacija. O dešinėje pusėje galėsite valdyti navigaciją ir klimato kontrolę. Naudojantis Apple CarPlay ir Android Auto nereikės laidų, nes tai yra bevėlės funkcijos ir tai įeina į standartinę komplektaciją. Renkantis geresnę komplektaciją taip pat turėsite dar vieną ekraną – iToggles. Taigi norėdami surasti konkrečią funkciją arba meniu, nereikės ilgai klaidžioti, nes ją pasieksite vieno mygtuko paspaudimu. Žemiau rasite ir klimato kontrolės valdymo mygtukus. Šia maža svirtele galėsite reguliuoti važiavimo režimus nuo sportiško iki ekonomiško, o šiuo mažu ratuku – garsą. Aišku, galbūt kaip funkcijos to nereikėtų minėti, tačiau šiuolaikinėse automobiliuose viskas vyksta lietimui jautriais mygtukais. Tad toks būdas gali suteikti patogumo ir saugumo vairuojant. Pavarų perjungimo svirtelė persikelia nuo centrinės konsolės į čia viršuje ir, kaip matome, šiame automobilyje viskas lengvai ir maloniai pasiekiama. Vairo idėja išliko tokia pati. Jis mažas, kirstas tiek viršuje, tiek apačioje, malonus liesti ir GT komplektacijoje šildomas. Beje, šildomas visas ir itin greitai. Tai puikiai pasitarnaus šaltuoju metų periodu.
Nors mygtukai ant vairo atrodo lietimui jautrus, tačiau iš tiesų jie yra fiziniai. Sėdynės maloniai įrėmina, taip pat galite pasirinkti, kaip labai jūs jos rėmins iš šonų. Jos yra šildomos, vėdinamos ir masažuojančios. Tokius dalykus dažniausiai sutiksite prabangiuose sedanuose. Tačiau Peugeot siūlo tai 7 vietų šeimos visureigyje. Nors erdvės čia daug, tačiau vietos pasidėti kasdieniams daiktams nebus per daugiausiai. Dėtuvių čia nėra itin daug. Dėtuvės durelėse yra didelės. Beje, išklotos medžiaginių kilimėlių tam, kad raktai važiuojant netriukšmautų. Taip pat dar viena nedidelė dėtuvė vairuotojui ir 2 puodelių laikikliai, kurie priims ir didesnius gėrimus. Bevėlis pakrovėjas bus jau standartinėje komplektacijoje. Taip pat telefonus galėsite pasikrausti ir naudojantis viena iš 2 USB-C jungčių. Centrinė dėtuvė turi lentynėlę, o po ja slepiasi visas rūsys, kuris beje yra vėdinamas. Pagrindinė daiktadėžė yra didelė ir taip pat išklota kilimėlių. Taigi priekyje tikrai bus malonu keliauti. Tačiau pasižiūrėkime, ko gali tikėtis gale sėdintis keleiviai. Gale esančios sėdynės taip pat naujo dizaino, jos primena priekyje esančias, taigi taip pat maloniai įrėminančios ir šildomos. Galbūt kiek nuskriausti gali jausti sėdintis viduryje, nes sėdynė yra paprastesnė ir nėra šildoma. Taip pat čia rasite tik tai 2 ISOFIX jungtis. Jeigu reikia 3, jas rasite Peugeot Rifter modelyje. GT komplektacija taip pat siūlo ir šoninės užuolaidėlės. Taip pat šviesos ir erdvės pojūtį suteiks panoraminis stoglangis. Sėdynės galite stumdyti ir į priekį, ir atgal. Tuo tarpu viduryje esančią sėdynę galite nulenkti tam, kad sutalpintumėt ilgesnius daiktus, tokius kaip slides. Arba galėsite panaudoti tai kaip stalo žaidimų staliuką. Taip pat čia rasite ir 3 klimato kontrolės valdymą, kurį galite užrakinti, kad vaikai nesiautėtų. Apačioje rasite vieną 12 V jungtį ir 2 USB-C jungtis. Stipriausia Peugeot 5008 korta yra 7 vietos, tačiau ar jos iš tiesų vertos dėmesio? Įlipimas nesudėtingas ir gana patogus. Galvai erdvės užteks, tačiau kojoms ne per daugiausiai. Taigi mažiems vaikams vietos užteks, tačiau suaugusieji po ilgos kelionės gali likti nepatenkinti. Sėdynės šiame modelyje tapo jau rimtesnės ir neprimena mokyklos suoliukų. Bagažinės talpa priklausys nuo to, kiek sėdynių atlenksite. Jeigu netlenksite nei vienos, turėsite 348 litrų erdvę. Tuo tarpu, jeigu automobilį naudosite kaip 5-vietį, turėsite 916 litrų. O jeigu nulenksite visas sėdynės, turėsite 2232 litrus. Iš praktiškų elementų čia rasite 12 V jungtį, taip pat atskirą vietą pasidėti bagažinės uždangalui ir daugybę papildomos vietos. Rinkdamiesi Peugeot 5008 galėsite pasirinkti iš 3 skirtingų variklių – mild hybrido, įkraunamo hybrido ir pilnai elektrinio. Elektrinis turės 1 arba 2 variklius. Šiandien mes testuojame 1,2 litrų darbinio tūrio mild hybridą, kuris išvysto 136 arklio galias. Iki 100 km jisai įsibėgės per 11,3 sekundės. Nors tai nėra pats galingiausias automobilis, tačiau ir kuro sąnaudos nėra gąsdinančios. Vidutiniškai turėtumėt pasiekti apie 6 litrus 100 km. Nors automobilis 7 vietų, tačiau jisai sveria tik tai 1,7 tonos. Taigi posūkiuose su automobiliu nereikės grumtis. O automagistralėje maloniai būsite nustebinti garso izoliaciją. Prie to prisideda priekyje esantis dvigubi stiklai. Kelio nelygumus maloniai sugeria, tačiau ten, kur yra daug smulkesnių nelygumų, gali pasijausti, kad pakaba nespėja su visais susidoroti. Mieste šis automobilis taip pat nevargins, apsisukimo spindulys 11,2 metro, o vairas sukasi labai lengvai. Standartinėje komplektacijoje rasite galinę kamerą, o GT komplektacijoje 4 kameras, kurios sudarys 360 laipsnių vaizdą.
Pridėkit dar atstumo daviklius priekyje ir gale ir su Peugeot bus itin patogu parkuotis. Žiemos laikotarpiu pravers priekinis šildomas stiklas. Dauguma modelių yra tik tai priekiniais ratais varomi, tačiau turi pasirinkimą, kokia danga važiuosite. Galite pasirinkti tarp sniego, purvo ar smėlio. Tai šiek tiek pakeičia automobilio charakterį, kad būtų pasiektas geriausias sukibimas su danga. Bekelėje taip pat pravers pastovaus greičio palaikymas nuokalne. Kalbant apie mild hybridą, jo darbas pasijus pamažu riedant stovėjimo aikšteliai arba kamščiuose. Jeigu norite tolimesnių kelionių, tuomet verta apsvarstyti įkraunamą hybridą, o jeigu turite kur pasikrauti, tuomet vien elektra varomą. Visi jie bus greitesni ir galingesni. Saugumo ir vairavimo pagalbinių sistemų čia yra daug, kaip ir priklauso šeimyniniam automobiliui. Jų čia virš 40. Peugeot 5008 modeliui gamintojas suteikė daugiau prabangos ir komforto elementų, viską vilko į dailesnį ir modernesnį dizainą ir turime vieną geriausių sukurtų modelių. Net jeigu visų 7 vietų jums neprireiks, vis tiek tai yra vienas geresnių pasirinkimų šeimai.